In film industry, kino produceriai ir kaip tokiu tapti. Džiugu, kad atvykot. Atvyko ir žmogus, kuris pabandys atskleisti šitą paslaptį. Kino produceris Kęstutis Drazdauskas. Sveiki gyvi. Girdisi ir taip, bet įsijunkim dėl viso pikto. 1, 2, 3. Sveiki. Kęstutį, pradėkim nuo savokų gal. Beje, auditorija gali įsiterpti su klausimu bet kada, jokių problemų. Jeigu norit ką nors pasmalsaut, perklaust, kelkit ranką, aš pabandysiu, nors akinių rėmas toras, periferinių matymų pastebėti ir leistumis įterpti šitą diskusiją. Kęstutį, nuo savokų gal pradėkim. Produceris. Mes matom titruose ir prieš prasidedant kūriniam ir jiem pasibaigiant, didelės dažnai, ypač didesniuose kūriniuose, producerių komandas, jie turi skirtingus prierašus. Jeigu taip reikėtų bendrai apibrėžti, kas tai yra produceris? Na, jeigu taip jau labai trumpai bandant, tai produceris yra tas žmogus, kuris parūpina filmai pagaminti finansavimą. Čia turbūt taip trumpiausiai būtų galima apibūdinti, reiškia. Bet jeigu taip jau plėstis, tai ten funkcijų iš tikrųjų yra labai daug. Producerių irgi yra įvairių, kaip pats paminėjai, tai yra, na, tarkim, šiais laikais filmą finansuoti yra pakankamai sudėtingas dalykas ir dažnai vienam žmogui neapriepiamas, tai produceriai, kaip sakant, pasidalina ten funkcijomis ir producerio turbūt darbas yra nuo pat pradžių atsirinkti turinį, tai yra nuspręsti, ką jisai nori gaminti. Tada, aišku, surinkti komandą, apsibrėžti, kas tai bus per formatas, ar tai filmas skirtas ten kino teatrui, ar televizijai, ar ten streamingui, ar dar kažkam. Na ir paskui reikia identifikuoti vis tik tai, kam tas filmas yra įdomus. Na, kinas apskritai turbūt yra tokia viena iš tų industrijų, kur mes turim parduoti prekę, jos nedavus patestuoti, taip sakant, tai kaip pardavinėjom pažadus. Tai va, ir matyt, su kinu taip irgi yra, tai produceris, reiškia, nepaisant to, kad galutinis vartotojas yra žiūrovas, bet iš tikrųjų produceris daugiau dirba ne su žiūrovais, o su kitais industrijos atstovais, kurie tą jo turinį nori nupirkti arba parduoti. Tai čia irgi tokia, galima labai ilgai ir daug šnekėti apie tai, bet tiesiog, na, tokioj mažoj šaly kaip mūsų, tai aišku, mes čia visi vieni kitus pažįstam ir čia tų rodytojų nėra tiek daug ir dažnai produceris tiesiai susitarė ten ar su kino teatrais, kad išleistų tą filmą ir panašiai, bet žiūrint į tą industriją plačiaja prasme, tai jeigu aš noriu savo filmą parduoti į Iraną, tai aš tikrai ten nieko nepažįstu, nekalbu kalba ir tam yra specialūs žmonės, kaip pardavimų agentai, kurie pažįsta distributorius, reiškia, konkrečiose teritorijose ir, na, yra ilga tokia grandinė, kaip tie filmai iki žiūrovų nukeliauja. Nežinau, čia išsiplėčiau kažkaip į šonus, bet... Labai gerai. Išsiplėsim ir dar daugiau. Kinas atrodo, na, vis tiek tokia romantiška sritis dirbti, arba taip gali atrodyti iš pažiūros. Prodiuserio darbe, kiek yra pinigų, kaip minėjot, na, tokio vadybinio darbo, o kiek tos kino romantikos? Labai toks sudėtingas klausimas. Aš manau, kad romantikos daugiausia turbūt yra pradedant tą profesiją, įsisavinant pirmieji žingsniai, turbūt tame yra daugiausia romantikos ir turbūt patys pirmieji filmai dažniausiai būna aistros vadinami projektai, reiškia, kur ten tikslas yra pagaminti tą, reiškia, pagimdyti tą kūdikį, reiškia, savo pirmai. Tai turbūt tada daugiausia mokaisi, ta mokymosi kreivė vyksta, na, o paskui jau kaip sakant, kada atsiranda tas žinių bagažas, atsiranda jau kažkokie ten pažintys, ten, nežinau, daug dalykų apauga, tai tada reikia turėti labai turbūt kietą stuburą, didelį talentą, kad galėtum vis dar tą romantiką jausti ir daryti tai, ką iš tikrųjų nori. Nes aš taip manau, kad didžioji dalis prodiuserių vis tik tai daro nebūtinai tai, ką jie labiausiai norėtų daryti. Nes tie filmai, kuriuos norėtųsi realizuoti, galbūt yra per brangus, arba jiems dabar nelaikas, arba, na, įvairių gali būti kliučių, reiškia, o gyventi ir duonai užsidirbti vis tiek reikia. Tai va.
Apie aistros tuos projektus, kalbant apie tą pradžią, kuri būna romantiška, kokia buvo jūsų pradžia ir pirmoji aistra kine? Aš tai iš tikrųjų, kaip atsidūriau kine visiškai netyčia ir kaip baigęs mokslus universitete, aš studijavau filologiją, visiškai nieko bendro su kinu. Bet tais laikais aš, reiškia, baigiau anglų kalbą ir literatūrą, tai buvo labai didžiulis ginklas, iš tikrųjų, nes anglų kalboje čia beveik niekas nešnekėjo ir aš buvau toksai labai bohemiškos natūros žmogus, čia muzikantas, reiškia, ir kažkaip stengiausi susirasti kažkokį tai darbą, kur nereikėtų ilgalaikių įsipareigojimų, taip sakant. Na ir ten paklausinėjau draugų, sako, tai va, kino studijoje atvažiavo amerikiečiai filmą, filmuoja, ieško vertėjų. Na ir aš nuėjau tenai, praėjau tą interviu ir patekau į kiną, patekau kaip vertėjas, o tuo metu, reiškia, mūsų kino žmonės kalbėjo ten lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, bet angliškai niekas nekalbėjo. Tai ten mūsų ten buvo gal 8 tuo metu, reiškia, vertėjai. Ir prodiuseriai amerikiečiai buvo tokie labai toliaregiški, tai mus išskirstė po skirtingus departamentus ir mus išmokė profesijos. Tai aš patekau pas režisierių asistentus. Na, o paskui, reiškia, buvo tokia anekdotinė situacija, čia už kokių jau gal 3 metų, jau aš jau buvau ten patyręs režisierius asistentas ir mane pasikvietė tuometinis mano prodiuseris, Fredas Weintraubas, toks legendinis Hollywoodo prodiuseris, jisai darė pirmą filmą su Bruce Lee Hollywoodą, reiškia, ir Woodstocko filmą prodiusavo. Tai toks labai išmintingas žmogelis, jis vieną dieną pasikvietė mane, šiaip jisai labai mažai ten šnekėdavo, bet tą dieną, matyt, nuotaika gera buvo, sako, nu tai Kęstai, sako, tai tu dabar esi režisieriaus asistentas, sako, yra tik tai 2 keliai tau, sako, tu arba, reiškia, eini į režisūrą, arba tu eini į prodiuserių, sako, tai ką tu norėtum daryti? Ir aš taip degančiam, jo, aš noriu režisuoti. Jis sako, bullshit, sako, there is no money in directing. Tai dėl pinigų nuėjot prodiusuoti? Ne, aš tą istoriją tiesiog dabar prisimenu dažnai, reiškia, kadangi taip susiklostė gyvenimas, reiškia, nes aš iš tikrųjų labai norėjau režisuoti, bet tuo metu visi mano draugai jau buvo pradedantis režisieriai ir kadangi aš ten tos patirties turėjau jau ten su amerikiečiais ir taip, struktūriškai mokėjau ten tvarkytis su gamyba ir panašiai, tai jie pradėjo mane prašyti, kad aš prodiusuočiau jų filmus. Ir taip aš pradėjau. Ignas Jonynas, ten Ramūnas Greičius, vėliau Ignas Miškinis, reiškia, aš pasidariau toksai lietuvių debiutuojančių režisierių prodiuseris. O tie pirmieji filmai, tai tie ir buvo, reiškia, buvo Baltas dėmes mėlyname Ramūno Greičiaus, buvo Sekmadienis toks, koks yra Igno Jonyno, reiškia, ir tuo metu turbūt ne tai buvo svarbu, ką filmuoti, kai buvo iš vis filmuoti, nes lietuviško kino buvo labai mažai, buvo labai sudėtinga daryti. Tai mes tiesiog, bet koks ten tas scenarius, jeigu tik tai panašus į scenarių, tai jau dėjom visas pastangas, kad jisai būtų kažkaip įgyvendintas. O jeigu taip kalbėt grinai jau apie tokius, žanrinius kažkokius dalykus, tai man patinka visokie tokie daugiau psichologiniai filmai, psichologiniai thrilleriai ir panašus reikalai. Antra vertus, aš jų beveik neprodiusuoju, nes, kaip ir sakiau, ne visada pavyksta daryti, ką nori, nes, reiškia, tiesiog nesiranda tuo metu gero scenarijaus ar dar kažko. Aš primenu auditorijai, kadangi jį pasipildė, kad bet kada galit kelt ranką, įsiterpti mūsų diskusiją, užduodami klausimą, jeigu norite pasitikslinti. Iš tikrųjų, nes man labai sunku šnekėti, kai aš nežinau, ką jūs žinot, ko jūs nežinot. Aš tada nesinori šnekėti kažkokių visiškai elementarių dalykų, antra vertus nesinori ir ten per daug sudėtingai kažką kalbėti. Tai labai būtų faina, kad pabendrautum. Tai pagalvokit mums klausimų, o tada Kęstuti apie tą pradžią ir tai, kaip realybė atrodė Lietuvos kino studijoje, Lietuvos kine ir kaip viskas pasikeitė. Irgi, kadangi laiko nedaug, tai pabandysiu tokiais labai stambiais potėpiais, reiškia. Mes atėjom, mes ta karta, kuri pradėjo su nepriklausomybė Lietuvos, reiškia, ir visa industrija Lietuvoje tuo metu buvo taip sustatyta, kad jinai priklausė nuo centralizuoto finansavimo iš Maskvos, reiškia, ir kada įvyko jau nepriklausomybė, tai praktiškai tai industrija subirėjo, nes finansų tiesiog nebuvo, šaly buvo krizė ir aišku, kas ten pirmiausia aukojama, tai kultūra ir visi kiti dalykai, nes reikia tiesiog išgyventi. Tai va, antra vertus mes pradėjom tuo metu, kai
techninė bazė ir techniniai dalykai buvo visai kitokie negu dabar, nes mes dirbom, reiškia, filmuodamom ant kino juostų, video praktiškai tuo metu dar tik atsiradinėjo, galim sakyti, ir skaitmeninės kameros atsirado jau gerokai vėliau. Tai situacija buvo tokia, kad pas mus nebuvo nei kamerų, nei laboratorijų, reiškia. Tai mes neturėdami pinigų dar praktiškai mokėjom už viską dvigubai brangiau negu bet kas Europoje, reiškia, nes mums reikėdavo nusipirkti juostą, atsivežti Lietuvą čia ir kameras, ir optikas, reiškia, net šviesas dažnai tekdavo temptis į Lietuvą ir tokiom sąlygom, reiškia, kai pas amerikiečius mes dirbdavom, tai amerikiečiai sakydavo, kad juosta yra pats pigiausias dalykas filme, reiškia. Tuo tarpu pas mus juosta būdavo 80% biudžeto, reiškia. Tokiom sąlygom gyvenom. Va. Ir tada, mes tiesiog buvo daug ten tų jaunų veržlių žmonių, mes pradėjom tiesiog investuoti ir praktiškai sunkiai uždirbtus pinigus, ten pradėjom kišti techninę bazę, ten lempas, pirkti kameras po truputėlį ir panašiai. Ir ant tų prakaitų uždirbtų pinigų kažkaip pradėjo statytis, reiškia, dabartinė industrija. O didžiausias postūmis tai turbūt vis tik tai įvyko su šito, reiškia, Tado Blindos pradžia filmo, nes jisai kažkaip pakeitė mentalitetą žiūrovų labai stipriai, nes iki tol, reiškia, buvo filmai pagrindė tokie, heavy art house, kaip vadinasi, tokie labai jau stipriai meniški ir labai siauram ratui įdomus. Tai lietuviškas filmas tai būdavo toks biškai keiksmažodis, reiškia, bet nuo Tado Blindos kažkaip tas pasikeitė. Tai lietuvių žiūrovai pradėjo grįžti į kino teatrus ir atsirado toks postūmis, reiškia, vidinis industrijai. Antra vertus, mes po labai ilgų ten kovų išsikovojom, kad buvo įsteigtas Lietuvos kino centras. Ir tai irgi iš esmės pakeitė situaciją, reiškia, nes atsirado institucija, kurios darbas buvo visi industrijos poreikiai, ten nuo vystymo projektų iki jų sklaidos, festivalių ir panašių dalykų. Ir iki tol, reiškia, kultūros ministerijoje buvo vienas žmogus, kuris tą darė. Reiškia. Tai tiesiog sunku suvokti buvo, reiškia, o dabar jau mes turim turbūt kokie 15 žmonių kino centre. Jie kiekvienas turi savo funkcijas ir tas kažkaip palengvino, reiškia, dialogą ten ir su valdžios institucijom ir panašiai, prasidėjo tarptautinis bendradarbiavimas stipresnis. Ir paraleliai keitėsi pati ta techninė pusė irgi, reiškia, atsirado jau tos techninės, skaitmeninės kameros, taip toliau, tas filmavimas santykinai atpigo, reiškia. Žinoma, ten, taip vienareikšmiškai negali sakyti, yra ir kiti niuansai, ten postprodukcija pabrango ir panašiai, bet tiesiog, pasidarė paprasčiau. Šiaip realizuoti filmus pasidarė paprasčiau. Ar tų biudžetinių kokių nutikimų pamenat iš to laikotarpio? Kaip atrodė ta nostalgiška realybė? Biudžetinio nutikimo? Čia toks suktas klausimas, dabar net nežinau. Man turbūt 80%, jeigu juosta kainuodavo, tai kaip tie 20 kiti atrodė? Ne, tai šiaip jau visi dirbdavom iš idėjos, ta prasme, nes ten algų nebuvo iš ko mokėti, reiškia, tai ateidavai pas aktorius, kurie lygiai taip pat neturėjo ką valgyti, ten paverkdavo, jie eidavo pas tave filmuoti, žinai. Taip ir būdavo, suneštinis balis, žinai, patys ten, dabar ateini į kino ten filmavimo aikštelę, tai stovi ten specializuotas vagonėlis, maistą grupiai daro, ten taip toliau, tada tai, namie susitepdavai sumuštinius arba mamą priversdavai, reiškia, kad būtų ką valgyti filmavimo metu. Taip ir sukomės, o maistas beje yra vienas iš svarbiausių dalykų kine, jeigu ką, tai po aktorių antras turbūt. Nes jeigu kino grupė nepavalgius, tai nebus kino. Ir nepersivalgius turbūt. Šiaip iš tikrųjų tai reikia suprasti turbūt tai, kad vėlgi nežinau, čia gal daug kas žino, gal ir nežino, kine yra labai ilgos pamainos, žmonės dirba po 12 valandų per dieną, jeigu dar būna viršvalandžiai, tai būna ir dar blogiau. Ir tai yra, tradicija turbūt irgi atėjus ten iš amerikiečių, bet esmė yra ta, kad, kada jau ta mašina pasileidžia, jinai labai brangiai kainuoja, iš tikrųjų, ir negali daryti prastovų. Antra vertus, jeigu jau įeini į kažkokį objektą, tai stengiasi jį išfilmuoti, kaip sakant, kad nereiktų ten grįžti vėl ir vėl. Viskas susiję iš tikrųjų su kaštais ir panašiai.
Tai va, tai maistas svarbu, nes nėra kada nueiti į kavinę pavalgyti. Prasme, tu tiesiog gauni pertrauką, eini į valgyklą, tam pat pavalgai ir vėl atgal į darbą. O ta valgykla keliauja su mumis. Tai pakalbėjom jo apie tą 80-20 buvusi balansą, o dabar prodiuserio profesija perspektyvi Lietuvoje? Nu kaip, ir taip ir ne. Taip, prodiuseris apskritai yra, nu kaip pasakyti, negali apie prodiuserį galvoti kaip apie darbuotoją, reiškia, nes jis yra darbdavys. Visų pirma, tai yra prodiuseris pats savo susikūrė darbą ir vėlgi ten būdamas kino prodiuseriu tikriausiai gali prodiusuoti nebūtinai kiną, reiškia, gali turbūt ir teatrą prodiusuoti, ir renginius, ir tikriausiai ir žaidimus kažkokius, nu ir šiaip tai prodiuseris yra iš principo labai verslų žmogus, privalo būti, nes nu, kitaip neišeina. Dabar dėl to, kad Lietuvoje aš tai kažkaip senokai jau sakau, nu negalime galvoti vien apie Lietuvą, nebe tie laikai, reiškia, ir jeigu kalbėt, ar įmanoma Lietuvoje iš prodiuserystės išgyventi, tai galiu pasakyti, yra labai sunku. Iš tikrųjų tai yra konkurencinga terpė ir pati rinka yra labai maža. Tai jeigu dirbti vien Lietuvai, tai čia, ta prasme, tiek finansavimą susirinkti, filmai pagaminti, tiek paskui iš jo uždirbti yra labai sudėtinga. Reiškia, tai aš visada galvoju plačiau, ta prasme, galvoju apie, nu, kaip minimum Europą, bet iš tikrųjų galvoju apie pasaulį. Ir tiesiog, na, vėlgi, neįmanoma turbūt tapti prodiuseriu per vieną dieną, tai yra labai ilgas procesas ir ten iš tikrųjų reikia sudeginti nemažai laiko, kol tu gali jau, taip sakant, prodiusuoti savarankiškai, reiškia. Tai atsakant, ar perspektyviai? Taip, perspektyviai, nes tiesiog tu net ir, sakysim, gavęs tą prodiuserio išsilavinimą, nebūtinai būtent kino prodiuseriu būsi. Jo. Be ribų, žodžiu, viskas, be apatinės ribos ir be viršutinės ribos. Nu, mes visą laiką turim prisitaikyti iš tikrųjų, nes, aš kai sakau, kinui nėra gero oro, bet koks oras yra blogas, tai lygiai taip pat nėra ir gerų sąlygų, nes kokiam sąlygom bebūtume. Aš tai manau, kad Lietuva dabar kaip ir tokių aukso amžių išgyvena kine, reiškia, bet jeigu mes galim pagalvoti, kad tai yra visiškai tiesiog be streso ir panašiai, tai tikrai taip nėra. Mes tikrai gaminam dabar labai daug filmų, žanrinė įvairovė didžiulė, tai nauja karta, tai prasme tikrai labai gera matyti, kaip vystosi, reiškia. Bet antra vertus, mes visi esam žiauriai persidirbę, trūksta žmonių, reiškia, tiesiog yra kitos problemos. Anksčiau būdavo problema pagaminti filmą, reiškia, dabar problema, kaip jį parodyti, reiškia, nes irgi ten, sakysim, tie patys kino teatrai. Lietuvoje turbūt yra gal kokie 60 ekranų viso labo per visą Lietuvą, reiškia, kurie gali rodyti skaitmeninį kokybišką kiną. Tai jeigu lietuviai pradeda išleisti po 15 filmų per metus, tai nebėra erdvės, nes jie turi kovoti su Hollywoodo produkcija ir dar tarpusavį turi irgi konkuruoti. Tai yra tos bėdos, reiškia. Turint kažkokį konkurencinį pranašumą žiūrovo akise lietuviškas filmas, arba kaip tik gal iš pirminio požiūrio konkurenciškai nusileidžia Hollywoodo produkcijai. Kaip yra? Aš tai kažkaip tai pasakysiu taip. Man atrodo, kad lietuviai labai mėgsta lietuvišką kiną. Kuo daugiau bus tos žanrinės įvairovės, tuo bus geriau, nes žmonės yra skirtingi ir jie turi skirtingus skonius. Bet lietuviai eina į lietuvišką kiną, eina labai gerai. Aišku, pandemija čia įnešė labai didžiulės korekcijas, kaip ir visam pasaulyje, reiškia, bet aš visada džiaugdavausi, reiškia, iki pat tų 19 metų galo buvo stabilus augimas kino žiūrovų ir nepaisant to, kad iš visų išleidžiamų filmų Lietuvoje, kurių yra apie 300 per metus, o lietuviškų yra kokie 15. Tai reiškia, lietuviški filmai sudaro gal 5% tik tai visų išleidžiamų filmų. Bet jeigu pasižiūri parduotus bilietus, tai lietuviški filmai užimdavo taip tarp 18 ir 25% nuo rinkos. Taip tariant, lietuviai eina į lietuvišką kiną ir eina labai noriai, tai čia gali tik pasidžiaugti. Kiek sienų apskritai yra likę kino rinkoje? Kalbėjote apie tai, kad Lietuva turbūt nereikėtų apsiriboti, yra Europa, yra visas pasaulis, kaip įveiktas sienas, kiek jų yra?
Čia labai painus klausimas, nes iš tikrųjų dabar turbūt visam pasaulyje produceriai šitą klausimą bando išsiaiškinti. Pataikė. Pabandykime mes čia tada tą padaryti. Tiesiog kinas turėjo tokį labai aišku modelį iki atsirandant Netflixui. Kada atsirado Netflixas, jisai sulaužė žaidimo taisyklės, reiškia. Ir viena vertus dabar tam audiovizualiniu, aš jau net turbūt nebereikėtų net sakyti kinui, bet audiovizualiniam turiniui, reiškia, nes viskas pasikeitė. Pasikeitė požiūris į trukmę, pasikeitė požiūris į tai, kaip tas turinys turi būti rodomas arba žiūrimas. Kažkada ten režisieriai plėšydavosi marškinius, ten ir operatoriai, kad viskas turi būti dideliame ekrane. Dabar tuo tarpu žmonės vaikšto su telefonais, tas filmų žiūri, žinai, ir tas gyvenimas važiuoja. Tai einant prie sienų, turbūt viena iš didžiausių sienų yra kalba, jinai vis tiek išlieka, ar ne? Bet, kitaip tariant, padarius filmą lietuvių kalba, žiūrovą pasiekti yra sunkiau. Ir yra sunku priversti žiūrėti filmą kalba, kurios jis visiškai nesupranta. Ir netgi daugiau pasakysiu, mes pavyzdžiui, latviškų filmų mes nežiūrim. Yra krūva gerų latviškų filmų, aš pats esu bendros gamybos daręs ne vieną filmą, neįmanoma atvaryti lietuvių žiūrovų, pažiūrėti latvišką filmą. Ir čia net neaišku, kaip su to kovoti, nors mes jau taip iš principo latviškai būtų kaip ir garbės reikalas kalbėti, bet yra taip, kaip yra. Antra vertus, keičiasi įpročiai žmonių, reiškia, buvo kalbama apie tai, kad Amerikoje neįmanoma rodyti subtitruoto filmo, kad žmonės neis ir nežiūrės, jie tingi skaityti subtitrus. Ir netgi dubliuoti filmai Amerikoje, neidavo, nes, matydavo falšą, reiškia, ir tiesiog ne. Tai dabar tas nebėra tiesa, reiškia, Amerikoje iš tikrųjų. Money heist. Taip, ir kaip, pati Amerikos rinka labai stipriai pasikeitė, nes jeigu anksčiau jinai buvo ten perdėm anglakalbė, tai dabar tenai yra ispanakalbė didžiulė labai diaspora, reiškia, jau ten keičiasi ir toj plotmėj dalykai, bet streameriai iš tikrųjų pripratino žmonės žiūrėti filmus ne savo kalba, žiūrėti su subtitrais filmus, pradėjo dubliuoti filmus, reiškia, Netflixas labai nemažai yra turinio sudubliavęs. Tai kitaip tariant, sienos griūna, bet jeigu taip kalbėti apie, techniškai gali pasiekti žiūrovą bet kur šiuo metu. Barjerai turbūt yra ne fiziniai, o daugiau kultūriniai ir lingvistiniai, turbūt taip sakyčiau, reiškia, nes vėlgi žmonės yra labai skirtingi ir tarkim Japonijoje auditorija, ar ten Kinijoje, ar ten Tailandė kokiam, jie nori visai kitokių dalykų, reiškia, ir jiem patikti su mūsų lietuvišku turiniu, tai ten jau reikia labai kažkokią stygą užgauti, reiškia, nes tiesiog žmonės kitaip žiūri, kitaip masto, reiškia. Turbūt kiekvienoje šalyje yra kažkokios nišinės auditorijos, kurios tiesiog iš principo domisi kinu ir jom įdomu pažiūrėti kažkokį tai svetimą daiktą. Bet jeigu kalbėti apie tas plačiasias auditorijas, tai čia daug yra tokių niuansų, kurie atsiremia į kultūrinius kažkokius barjerus ir panašiai. Gal galima bandyti tada tiesiog anglų kalba kurti filmus. Koks lietuvis, kokioje Varšuvoje, gal gali pastatyti filmą anglų kalba. Tai iš principo taip, tas yra įmanoma, bet nepastebiu iš tikrųjų to, kad anglų kalba būtų panacėja. Vis tiek diktuoja turinys ir paskutiniu metu apskritai yra labai daug kalbama apie tai, kad žiūrovai nori autentiškumo. Ir sakysim, kai tas Žilvinas Naujokas išleido tą Tarp pilkų debesų, tai aš su juo susitikau Los Andžele, kurie darė tas skryningus, reiškia, to filmo. Jis mane pasikvietė, aš pasižiūrėjau tą filmą ir sakau, jo, viskas kaip ir tvarkoja, sakau, bet tau jį reikės dubliuoti Lietuvoje, žinai. Nes neįmanoma žiūrėti tremtinių filmo, kurie angliškai šneka. Tiesiog, tai finale vis tik tai taip ir padarė. Jo. Tai šiaip teoriškai jo galima statyti anglų kalbą filmą, bet aš manau, kad jeigu turinys būtų angliškas apie Angliją ten ar kažkokią anglakalbę šalį, tai taip, bet statyti tokią visiškai lietuvišką istoriją angliškai, nemanau, kad tai yra geras ėjimas. Darbo specifika, galimybės, techninės ir kitos galimybės, dirbant su tarptautinė produkcija ir su lokalia produkcija Lietuvoje. Kiek skirtumų? Tai nepaisant to, kad, kaip sakiau, padėtis kaip ir gerėja ir galimybių daugiau, be abejo, lietuviški filmai turi labai didelius biudžeto suvaržymus
Ir, na, sakau, viena vertus tai diktuoja ta pati rinka, reiškia, nu, negali čia daryti filmą už ten, nežinau, 10 milijonų, nes nu, jis tiesiog niekada neatsipirks. Tai, ir vėlgi ten, tai, jeigu kreiptis to paties valstybinio finansavimo, tai jo irgi tiek nėra. Tai vat, nu, jeigu taip žiūrėt grinai tą tokią jau virtuvę, tai mes tiesiog turim mažiau pamainų paprastai, turim greičiau nufilmuot, kas savo ruoštų vėlgi atsiliepia kokybei, grupės mažesnės, reiškia, nu, tai daug momentų, kurie yra iš principo tiesiog pinigų sąlygoti. O užsienio, tai žinoma, tie filmai, kurie važiuoja į čia filmuotis, tai jie turi biudžetus, reiškia, kur, kaip sakant, nu, jie gali susimokėti už tai, kad tai atrodytų gerai. Fabioniškės padekoruot visas, kai kuriais atvejais. Įskaitant tai. Nors būna ir visokių tokių labai anekdotinių atvejų. Ten, reiškia, kadangi mes turim UNESCO senamiestį, tai ten yra krūvų visokio apribojimo ir mes ten filmavom vienas iki filmą, reiškia, kur reikėjo Müncheną vaizduoti 1968, ten olimpiadą, reiškia, ir panašiai. Nu, ir mes uždarėm ten didžiulį gabalą senamiesčio, nes ten veiksmas buvo ilgas toks pravažiavimas per gatves ir vienoje vietoje buvo grafiti, reiškia, ir mes tą grafiti norėjom uždažyti, tai mums nedavė leidimų. Na, reiškia, paveldo apsaugos ta reiškia, kontora, kaip dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet, reiškia, jie mums nedavė leidimą uždažyti grafitį. Nes anot jų, reiškia, ten, nu, jeigu kažką dažai ant to fasado, tai turi būti dažoma specialiom priemonėm, ten yra restauravimo, nu taip. Grafitis gal specialiom priemonėm buvo nupieštas. Tai va. Jūsų dosie yra tokie kūriniai HBO kaip Be Foreigners, The Forgotten Battle. Papasakokit, kaip ten jūsų prodiuserio kelias nuvedė. Na, šiaip Europoje iš vis labai daug filmų yra daromi taip vadinamos bendros gamybos būdu, koprodukcijos būdu. Reiškia. Tai reiškia, kad daug istorijų yra, kurios vyksta ne vienoje šalyje arba juose veikia veikėjai ne iš vienos šalies. Ir tada atsiranda galimybė ir poreikis kooperuotis su kolegomis iš užsienio, reiškia, ir jie atneša dalį pinigų, mes atnešam dalį pinigų ir tada bendrai pagaminam filmą ir pasidalinam teisės į filmą. Tai kaip taisyklė, reiškia, man ten lieka, tarkim, Lietuvos teritorija, kokiam nors Danijos teritorija, o jau visa kita, kas yra už Lietuvos ir Danijos, tai jau mes tada dalinamės pagal tą procentą, kiek mes ten įdėjom lėšų į to filmo pagaminimą. Tai čia yra tas toks bendros gamybos projektai. Na ir kada pradėjau dirbti su bendros gamybos projektais, tai aišku, atsirado tam tikras tinklas žmonių, su kuriais tenai susipažinom, bet bendradarbiavom, na ir ilgainiui yra projektai, kurie, sakysim, neieško koprodiuserio, bendragamintojo, jie turi, reiškia, lėšų, bet jiem reikia pasigaminti ir jie to, tarkim, negali pasidaryti dėl kažko tai ten namie, dėl kokių nors priežasčių. Tai jie tada pradeda ieškoti taip vadinamų serviso prodiuserių ir kadangi jau turėjau tam tikrą reputaciją, reiškia, tiek Europai, tiek ir už Europos ribų, tai tie filmai pasibeldžia ir sako, jeigu mes čia atvažiuotumėm į Lietuvą pafilmuoti, mes sakom, žinoma. Tai va, turbūt taip. Tai iš esmės viskas yra jo, įdirbis ir pažintis. Viena vertus turi turėti tam tikrą kiekį darbų, kad įrodytum, kad gebėsi suvaldyti tokio lygio procesus, nes vėlgi, sakau, būna taip, kad Lietuvoje dirbi ten 30 žmonių grupė, ar ten 50 žmonių, kas irgi daug yra, bet vis tiek tai yra toksai dar suvokiamas kiekis, bet atvažiuoja toks Forgotten Battle, tai ten vien filmavimo grupės buvo apie 200 žmonių. O plus dar aktoriai, reiškia, masuoti ir visi kiti dalykai. Tai... O iš kitos pusės, kaip jeigu turėtumėt idėją, kažkokio tokio ar kitokio filmo, kaip prisibelsti iki HBO? Įmanoma tą padaryti, būnant Lietuvoje ir čia kažką sumašius? Įmanoma, šiaip iš tikrųjų nėra paprasta, bet yra įmanoma. Ir vėlgi, tai kaip pasakyti,
Kine nori, nenori, ten labai daug lemia tas networkas vadinamas, reiškia, tai yra tai, ką tu pažįsti ir antra vertus tai, ką tu esi padaręs. Tai jeigu tu esi, tarkim, ten pradedantis prodiuseris su nauju režisierium, kuris dar nelabai ką turi parodyti, tai tikėtina, kad tau nekels ragelį arba į tavo e-mailus neatsakinės. Bet jeigu tu jau turi kažkokį įdirbį, tai net jeigu tu, sakysim, asmeniškai nepažįsti to žmogaus, su kuriuo tau reikia susitikti, tai tu tikriausiai pažįsti kažką, kas pažįsta tą žmogų, tai galbūt tau padės ten, reiškia, pristatys tave, reiškia, parašys bendrą mailą ten ir panašiai. Tai, bet iš principo viskas yra įmanoma, bet toliau, reiškia, yra dar kiti niuansai, reiškia, visos tos kompanijos, tos didžiosios, jos turi tam tikrą profilį savo ir turi tam tikras strategijas. Tai kitaip tariant, net jeigu tu ir ten gausi vizitą, tai nereiškia, kad tu turi būtinai tai, ko jam reikia. Tai kitaip tariant, prieš beldžiantis į HBO reikia pasižiūrėti, ką jie iš viso rodo, reiškia, ir su kokiam šalim jie dirba ir panašiai. Tai pasakius, kad galima, reikia pasakyti, kad Lietuva tikrai nėra fokuso šalis. Kitaip tariant, į mus ten nei Netflixas, nei HBO kaip į potencialius gamintojus turinio nežiūri. Jie neatsisako su mumis šnekėtis, tiesiog jie nededa pastangų čia ieškoti turinio, nes jiem prioritetas yra didžiosios šalis. O kodėl taip yra? Ne, tai vėlgi viskas susiję su to pačiais ekonominiais svertais, vadinkim, ar ne, nes jeigu jie turi ten, nežinau, keliasdešimt milijonų ten tų abonentų prenumeratorių bazę, jie turi tenkinti jų skonį, jiem reikia, kad tie žmonės liktų, kad jie mokėtų tos savo, reiškia, mėnesinės įmokas ir tada jie, aišku, sako, pas mus ten 5 milijonai prancūzų, tai mums reikia prancūziškų filmų, reiškia, o tuo tarpu čia 3 milijonai lietuvių, tai tokia čia rinka, reiškia, tai tiesiog gaila, bet taip yra. Va, bet antra vertus, jie netgi su jais šnekantis, nes man tenka pabendrauti, iš tikrųjų, aš esu Europos prodiuserių klubo narys, tai mes ten periodiškai turim tokius susitikimus su pagrindiniais žmonėm, reiškia, sprendikais, ten ir Netflixas, ir HBO, šiandien va su Disney vadovo kalbėjomės, reiškia, Europos. Tai, kaip sakant, yra galimybė su jais pašnekėti ir taip va, akis į akį, reiškia, tai jie tiesiog, sako, jūs neškite tą turinį, jeigu turinys geras, tai mes tikrai įsivertinsim ir paimsim, bet tik tai tiek, kad sako, neturėkit vilčių, kad jūs busit kažkoks prioritetas. Antra vertus, ten daug dar yra tokių momentų irgi, atrodo, ten, tarkim, tas pats Disney, ar ne, ten atrodo, kad jie yra ten, didžiulis, ten gigantas, reiškia, ir mes įsivaizduojam, kad tai yra multikai ir filmai šeimai. Bet šiandien šnekėjomės, reiškia, ir jis sako, sako, mes norim diversifikuotis, nes vėlgi, mūsų tie abonentai, jie yra labai skirtingo skonio, todėl mes norim pateikti jiems skirtingo turinio. Ir antra vertus, kai pradedam šnekėti apie apimtis, tai vėl tau atrodo, kad tas Disney tikriausiai pagamina ten 500 filmų per metus, bet taip nėra. Ir tarkim, mes kalbėjom, reiškia, apie Italiją konkrečiai, tai jie sakė, mūsų tikslas yra taip nuo 8 iki 15 filmų per metus iš Italijos, kur yra milžiniška rinka čia palyginus su mumis. Ir antra vertus, tai yra labai mažai filmų, tai kitaip tariant, kad tu patektum į tą jų jau, reiškia, norimų finansuojamų filmų ratą, tai tau reikia ten nemažai tų varnelių pataikyti. Gal turit klausimų, kas? Labai raginam, skatinam, mikrofonas tam paruoštas, pagalvokit ir užduokit, tada keliaukim gal prie to žmogaus, kuris turėtų būti prodiuseriu. Kas turėtų galvoti apie tapimą prodiuseriu iš žmonių, kuriem patinka sritis apskritai? Aš visada sakau, kad bet kokie apibendrinimai yra labai riboti. Tai kitaip tariant, aš galiu ten nupiešti turbūt tokį kažkokį virtualų, idealų paveikslą, bet iš tikrųjų prodiusuoja labai skirtingi žmonės ir taip pasakyti, kad šičia yra setas savybių, kuris reikalingas, turbūt būtų sudėtinga. Ir tiesą sakius, aš gyvenime, kiek esu susidūręs su tokiom sėkmingom prodiuseriniam kompanijom,
Tai labai dažnai ten būna ne vienas produceris ir jie dažnai turi skirtingas savybės, vienas kitą papildo. Reiškia, yra žmonės, kurie yra tokie, kaip starteriai, reiškia, kurie ten užveda motorą ir ten visus įkvepia ir motyvuoja, reiškia, ir panašiai, bet jie visiškai nebūtinai ten gerai net skaičius dėlioja, ta prasme, ir ten tos biudžetus skaičiuot geba ir tai, jų jėga yra užmotyvuoti žmonės. O tarkim yra kiti, kurie labai gerai su skaičiais dirba, labai gerai išmano, kur kokie finansavimo šaltiniai galimi, reiškia, tokie daugiau inžinieriai, reiškia. Yra ten turbūt treti, kurie labai gerai netvarkina ir, sakysim, ten labai gerai pardavinėja, reiškia. Tai vėl, yra labai svarbi savybė. Tai šiaip, aš taip, ką iš tikrųjų mano nuomonė produceriui kaip ir kritiškai svarbu, tai labai daug skaityti. Dabar turi būti labai smalsus žmogus, žingeidus ir iš tikrųjų, kuo platesnis akiratis, tuo daugiau tikimybės, kad tu būsi sėkmingas produceris. Ir kalbos, reiškia, privalai mokėti kalbų, reiškia, jau anglų tai jau kaip minimum, reiškia, bet jeigu mokyti daugiau kalbų, tai yra tikrai didžiulis privalumas, nes tavo tiesiog duris atsidarinėja visai kitaip. O toliau tai jo, aš sakau, verslumas, ten matematika, nes, bet be matematikos labai sunku yra, reiškia, planavimas, reiškia, disciplina, daug tokių dalykų, bet vėlgi sakau, yra labai įvairių žmonių, labai įvairių producerių pažįstu. Kaip yra su nesėkmėm toj rinkoje? Kaip dažnai jos ištinka, kaip doroti su jom? Jo, labai geras klausimas. Pirmiausia, turbūt reiktų apsibriežti savoką nesėkmė, reiškia. Nes išeina tūkstančiai filmų pasaulyje per metus ir labai daugelio jų mes nepamatom. Ir dabar čia sėkmė ar nesėkmė, filmas kaip ir įvyko ir filmas geras, bet nepasiekia žiūrovo, reiškia. Tai tam tikrą prasme nesėkmė, ar ne, reiškia, paskui. Bet antra vertus, tai turbūt aš neveltui apie tai kalbu, nes labai dažnai mes sakom, kad turi būti geras filmas, turi būti geras filmas, turi būti geras filmas. Niekas neina daryti blogo filmo. Visi, kas pradeda daryti filmą, pradeda daryti gerą filmą. Ar jisai bus geras, čia jau yra labai daug faktorių, reiškia, nes tu gali būti geriausiai planuojantis žmogus, bet ten tiesiog negausi reikiamo aktoriaus, kažkas susirgs nelaiku. Filmą padarėjai, suplanavai, padarėjai marketingo kampaniją, reiškia, išeisim ten spalio mėnesį, kada žmonės geriausiai eina į kino teatrus, staiga, 25 laipsniai, visi ten pliaže šildosi ir viskas, ir tavo filmas išėjo. Žiūrovai neatėjo pirmą savaitgalį, jau kino teatras sako, mes kėdžių nepardavėm, tave už 2 savaičių nuima ir viskas. Ir tai čia irgi nesėkmė, ar ne? Tai vienu žodžiu, tų nesėkmių gali būti labai daug. Reikia turėti storą skūrą iš tikrųjų. Manau, kad nuo nesėkmių niekas neapsaugotas ir produceriai turbūt vienetai gali pasigirti, kad jie ten niekados neturėjo jokių ten iššūkių ar ten blogo filmo nėra padarę ten ir panašiai. Visko būna, visko atsitinka. Kažkaip, tiesiog turi turėti užsispyrimą ir labai norėti tai daryti, ką darai, žinai. Čia kito kelio nėra, žinai. Čia turbūt ir kaip ir krepšininkai mūsų, žinai, tenai, amerikonus aplašio, paskui pasikrovė malkų, žinai, ir ką dabar daryti, žinai, tai kėdugi nedžiaus, tai toliau treniruosis, tai aš kažkaip irgi taip stengiuosi žiūrėti tas nesėkmės kaip į kažkokią treniruotę, žinai, iš principo, ta prasme, kas mūsų nenužudo, tas mus sustiprina. Ir antra vertus, jeigu
jeigu tos nesėkmės iš tikrųjų tokios nepakeliamas, nu tai gal profesiją reikia keisti. Irgi čia taip irgi gali būti, nes žinau ne vieną prodiuserį, kuris nebeprodusuoja, tai tas irgi nieko čia blogo nėra tame. Tarpinė stotelė tokia pabuvo prodiusavimas. Finansinis nuostolis kartais nemažai būna su tuo susijęs. Kaip amortizuoti tokio tipo nesėkmės ilgesnių laikotarpių? Tai čia, žinai, galima kaip ir anekdotiškai apie tos dalykus pasižiūrėti. Geras prodiuseris už savo pinigus nedaro filmų. Nu tada ramu. Ne, nu iš tikrųjų, ta pati industrija labai stipriai keičiasi, nuolatos keičiasi, ar ne? Ir tarkim, jeigu kažkada prodiuseris buvo tas žmogus, kuris iš principo nusirinkdavo tiek pinigų, kad padaryti filmą, o paskui jis uždirbdavo iš to, kad jis tą filmą parduodavo, tai dabar tu tą filmą turi parduoti iš anksto. Realiai taip veikia dalykai. Tai kitaip tariant, tu važinėjai, darai tuos vadinamus pitchingus ir tavo tikslas yra surinkti tuos finansus, pagaminti filmui ir savo susimokėti kažkokius tai pinigus dar gamybos procese. Nes pardavimai pasidarė, padarius filmą jį parduoti pasidarė daug sudėtingiau. Kitaip tariant, dabar visi galvoja jau iš anksto. Ir jeigu yra pakankamai finansuotojų, kurie yra pasiryžę sumokėti už tavo filmą iš anksto, tai tikėtina, kad ir toliau tas filmas važiuos sėkmingai. Jeigu tu vargsti ir ten, tau reikia ten milijono, o tu daugiau 300 000 niekaip nesurinki, tai tikėtina, kad tas filmas sunkiai gyvens ir toliau, net jeigu tu jį padarysi. Tai aš žinau tokius atvejus, aš pats, aišku, esu krūvą filmą, aš nežinau, turbūt per mano gyvenimą gal buvo kokia porą filmų, kur aš realiai uždirbau dar gamindamas filmą. Nes dažniausiai baigėsi tuo, kad tu tą savo honorarą tiesiog užstatai atgal į filmą įdedi su ta viltim, kad jisai išsisuks. Ir tiesą pasakius, žinai, ten galim pakalbėti gal net ir apie tai, iš ko ten prodiuseris gyvena, reiškia. Nes aš asmeniškai tai turiu kitų šaltinių pajamų, ne vien prodiusavimą. Jeigu aš vien iš prodiusavimo gyvenčiau, tai man būtų sudėtinga pragyventi. Ir aš žinau labai daug kolegų, kuriam yra labai sudėtinga pragyventi. Tai kitaip tariant, daug yra ir diskusijų iš tikrųjų ir apie tą biznio modelį, vadinkim, ar ne, nes daug žmonių galvoja, kad, reiškia, filmas tai ir yra biznio modelis, reiškia, bet iš tikrųjų tai tu turi kompaniją, ta kompanija turi iš kažko gyventi, ten, žinai, ir sekretorė, ir ofisas ir taip toliau. Ir dažniausiai prodiuseriai daro ne vieną filmą, tu tiesiog negali taip funkcionuoti, tu turi daryti bent kelis projektus, kurių ten vienas scenarijų tuo metu rašo, kitas daug dievė jau surinko finansavimą gamybai, trečią tu tuo metu pardavinėjai, reiškia, ir tas ciklas taip, aš bet kuriuo atveju nerekomenduočiau bet kam iš kolegų statyti savo tą profesiją ant vieno projekto. Nes tai tiesiog yra per daug rizikinga ir nelabai tvaru, vadinkim taip. Aš nežinau, čia į lankas vėl nuėjau kažkur. Labai gerai, įdomu. Tai jo, mes apie finansinių nesėkmių amortizavimą kalbėjom, tai jūs taip labai logiškai ir užbaigėt, kad reikia diversifikuoti portfelius. Tiek kalbant apie profesiją, tiek apie profesijos vidų. Ar turim klausimų? Taip, prieikit prie mikrofono, prašau. Taip, sveiki, labai ačiū už pokalbį, labai įdomu iš tiesų klausytis. Aš pati esu studentė ir norėjau iš studentų perspektyvos tokios gal paklausti. Mes irgi apsiemam, sakykime, projektais, irgi moko, sakykime, prodiuserinių šiokių tokių dalykų ir apie scenarijaus rašymą, įvairių kūrybinių pusių. Ir skaitom ten visokiausias literatūras dabar apie scenarijaus rašymą, istorijos apskritai rašymą, veikėjų tą vystymą ir panašiai. Ir kaip tik šiandien po paskaitos dėstytojos pasiklausiau, sakykime, turiu scenarijų, ką turiu daryti, sako, ar man pačiai ieškotis finansavimo ir ten į kino centrą rašyti paraiškas, teikti ir panašiai. Sako, kalbink prodiuserius. Ir norėjau paklausti, tai koks prodiuserių Lietuvoje toks požiūris į studentų darbus, nes vis dėlto rizika yra naują žmogų prisimti, naują pirmąjį jo darbą, galbūt pirmąjį
ar tai būtų trumpametražis ar pilnametražio filmo, sakykime, scenarijus, kad ir išbaigtas, tai vis tiek užtruktų laiko perskaityti, užtruktų laiko prisijimti tokią atsakomybę ir tokią riziką. Koks požiūris į studentų būtent darbus būtų? Nu tai čia visų pirma labai geras klausimas ir čia jame turbūt yra kokie 5 klausimai iš karto ten slypi, bet pradėkim nuo to, kad šiaip mes visais laikais stengiamės visai remti studentus, reiškia. Aš ten be to, kad aš ten kaip ir produsuoju filmus, tai aš esu ten vienas iš savininkų Cineveros, Cineskopės, ten ir kitų ten įmonių, kurios ten kameram, šviesom ir visai kitaip ten tos studentus remia ir stengiasi padėti. Dabar jeigu žiūrėti iš grinai prodiuserinės pusės, tai aš turiu dabar klausimą. Tas scenarius yra pačios parašytas ir tu nori jį režisuoti, ar tu nori jį produsuoti? Režisuot, jo. Nu tai kaip iš dalies pati atsakėjai ten į tą klausimą, sakydama, kad vis tiek kainuoja laiko ir perskaityti, reiškia, ir apsispręsti rizikas prisimti ir taip toliau, viskas tas yra tiesa. Tai tarkim, jeigu bandytum ieškoti patyrusio prodiuserio, reiškia, tai tau pirmiausia reiktų prisibelsti iki jo, kad jisai sutiktų paskaityti, ką tu ten turi, žinai. Bet tai nėra neįmanoma, ta prasme, ir kaip ir rekomenduočiau tą ir daryti. Ten, jeigu reikia kažkokių kontaktų, tai, sakysim, yra filmproducers.lt puslapis, ten yra visa nepriklausomų prodiuserių asociacija su visais kontaktais, tai prasme, ten to žmonės pasiekti tikrai nėra sudėtinga, bet jų dėmesį gauti yra pakankamai sudėtinga. Dabar, kalbant apie, reiškia, koks ten galimas kitas kelias, labai dažnai susiformuoja prodiuserių, režisierių komandos dar būtent studijų laikais. Tai sakysim, toje pačioje ten LMTA yra prodiuseriniai kursai ir galima kooperuoti su tiesiog kolegom, studentais. Reiškia. Jo labiau, kad studentai, jiem irgi reikia to track recordo, jie dažniausiai nubėga 5 km toliau, negu kad aš nubėgsiu, nes aš jau esu senas ir tingus. Bet antra vertus, turbūt irgi gal, jeigu turėtum kažkokį tai iš bendramžių, reiškia, kas norėtų ten tą savo pirmą filmą pagaminti, tai net ir, tarkim, man būtų paprasčiau apsispręsti, ar ne? Nes aš tada atsistočiau galbūt daugiau į tokią mentoriaus poziciją, negu kad nuo ryto iki vakaro su tavim sėdėti ir ten analizuoti, kas ten veikia, kas neveikia, kaip ten mes tą darysim, kas irgi yra įmulų laikui. Bet toliau, jeigu šnekant apie patį procesą, tai yra tie pitchingo tam tikri momentai, turbūt ir žinot jūs apie tai, ar ne, nes, reiškia, nereikėtų tikėtis, kad atsiųsit man 120 puslapių scenarijų ir aš pulsiu jį skaityti, ar ne? Tai jeigu esat kažką padarę anksčiau, jau kažkokį trumpametražį filmą ar panašiai, tai tas aišku yra pliusas, nes jūs man galite parodyti savo darbą, aš matysiu, kaip jūs ten veikiat, kokia jūsų vizualinė kalba, taip toliau, tai tas yra pliusas, plus tą naują projektą, tai yra tie vadinami loglainai, sinopsai ir panašiai, tai labai svarbu yra paruošti tą paketą, kur, tarkim, aš pamatyčiau pirmą puslapį labai gerą, kietą, kabinantį vizualą, kad aš iškart suprasčiau, kas tai per žanras, kam jisai skirtas ir panašiai. Kitaip tariant, reikia įdėti energijos į tai, kad pirmas puslapis man kalbėtų, tada aš noriu pamatyti tą loglainą, reiškia vadinamą, ar tai yra vienas arba 2 sakiniai apibūdinantis filmą. Tai jį parašyti yra labai sudėtinga, nes reikia labai daug dalykų išmest, kurie tau atrodo labai svarbus, bet ne. Turi išsigryninti iki tų 2 sakinių. Tada jeigu aš perskaitau ir mane kabina, tai tada mes kalbėsim toliau. O jeigu nekabina, tai arba blogai loglainas parašytas, arba filmas ne man, nes vėlgi tie prodiuseriai skirtingus filmus produsuoja, žinai, jeigu žmogus tenai daro vien detektyvinės istorijos, o tu ateisi pas jį tenai su kokia nors ten drama kamerinė, tai tiesiog nepaims to filmo ne todėl, kad jis blogas, žinai, tiesiog to žmogaus profilis yra ne tas, žinai. Ir viena vertus, turbūt reikia irgi pasakyti, nėra lengva prasimušti, nėra lengva niekam. Ir yra sunku, tos ypač pirmus žingsnius žengti yra sunku, bet tai tam turi turėti užsispyrimą
Ir antra vertus dar yra daug dalykų, reiškia, ką paraleliai galima būtų daryti, yra labai daug visokių kursų, mokymų ir panašiai, ir tam ir galima gauti finansavimą ir iš to paties kino centro ir panašiai. Tai ten reikia tiesiog skaityti, gilintis, nes labai daug yra programų, visokiausių. Ir ten galima išmokti ir gerai pitchinguoti, reiškia, tiesiog įgūdžius lavint. Nežinau, plačiai. Plačiai. Ačiū Kęstuti, ačiū ir auditorijai uždėmesi. Tai yra šios diskusijos pabaiga, paploja mūsų pašnekovui. Ačiū. O po 10 minučių, 15 valandą, čia šioje salėje galėsite sužinoti, kaip TikTokas skatina kūrybiškumą. Ačiū, kad buvot.